Nu, gerai. Susikaupiam dabar. Įkvepiam, iškvepiam ramiai. Gurkšnį kavos paimam, palauk. O, dabar Nepasidariau, jau žinok, galime. net nespėjau. Sveiki gyvi, mėlyjei klausytojai ir žiūrovai. Tai su Vincu tęsime mūsų tinklalaidę Džiazuojame apie pinigus. Labas, Vincai. Labas, Lina. Kaip tu laikaisi šiandien? Puikiai. Kaip tu? Nuostabiai. Ar lauki kalėdų? Nes jau kalėdos Na, visai netoli. tiesą sakant, nelabai. Nesu gal aš fanė tų dovanų pirkimų ir didesnių kamščių, bet šios dienos tema ir yra tokia kalėdinė, sakyčiau, nes iš tiesų tiek lietuviai, tiek ir kiti žmonės daugiausia aukoja gruodžio mėnesį. Tai šiandien ir norėčiau daugiausia pakalbėti apie tą aukojimą ir kiek jisai susijęs su kalėdom, o kiek turėtų būti susijęs ar neturėtų būti susijęs. Tai iš tiesų norėčiau pradėti nuo paprasto klausimo tau. Ar tu pats aukoji ir kodėl taip arba kodėl ne? Aš esu toks, žinai, preciziškas žmogus, tai pirmiausia pakalbėkim, ką mes vadinam aukojimu, nes čia irgi gali būti labai interpretacijų skirtingų. Aišku, greičiausiai sutiksim, kad aukojimas tai kai, iš principo duodu kažką ir nesiekiu nieko atgal, ne? Turbūt taip galima apibrėžti mes šitą dalyką. Mhm. Tai vat jeigu mes apibrėžiam, kad aš kažką duodu, kas yra mano, vadinkim taip, disponavimo lauke kitam, tai tada taip aš aukoju. Tik tais tas aukojimas gal tų formų turi įvairesnių negu tas va toks turbūt paprasčiausiai suprantama, tarsi praeidamas ten gatve įdėjau eurą ten kažkam į kepurę. Tai nors ir tai irgi darau, bet dažniausiai šitam žingsnį mane dukra paskatina. Nes dukra mano pasirengus visą pasaulį išgelbėti, tai mes ramiai pro tokias vietas negalim praeiti. Tai jeigu tik turiu ten kokią monetą, tai jau įduodu dukrai ir jau tada jinai ten bėga ir įmeta ir tada džiaugiasi, kad ten kažkam kažkaip kažkur padėjo, nes jai tiesiog visų va tokių žmonių, kurie tokiose situacijose yra, jai labai gaila. Apie tai galėsim pakalbėti, nes čia turbūt su tuo yra ir susijusi rizikų, jeigu žmogus labai empatiškas ir nori visiems padėti, ar ne, kartais gali neatsirinkti kam, bet grįžtant prie to, kas yra aukojimas, aš mėgstu skirstyti 3 pagrindinės dalis. Tai viena yra pinigais, ta tokia kaip tu sakai, dažniausiai suprantama, tai ar į kepurę, ar kažkam pervesti. Tas yra Aukok.lt portalas, vaikų svajonės, gal žinai, yra toks projektas, kurį gali ten vaikam kažką nupirkti. Tada antras būdas tai yra laiku, tai kai mes arba savanoriaujam, arba aš netgi sakau, savanoriavimas yra, pavyzdžiui, mes kaip tėvai, ar ne, tai yra vaikų mokyklų ar darželių, ten tie tėvų susirinkimai, ne, ir tikrai visiškai yra dažnai tėvų, kurie sako, taip, aš noriu ten, nežinau, ar biudžetą prižiūrėti, ar ne, ar aš noriu ten organizuoti kažką, ar aš noriu dar kažką daryti, ir aš galvoju, tai vis tiek yra laiko investicija, nes, tu galėtum kažką alternatyviai daryti kito, negu prižiūrėti vaiko darželio grupės biudžetą ir ten iš visų surinkti pinigus, priminti, ar ne, kada ten ką pervesti. Tai aš irgi galvoju, kad tai yra aukojimas, tai va kiekvienas pasirenka tą, kaip tą savo laiką geriausiai išleisti, ir jeigu mes jį išleidžiam, kaip tu sakai, nesitikėdami kažko atgal, tiesiog, nes mums smagu, gera, kitiems padaryti gerą, tai čia būtų tas antras tipas. O trečias tipas aukojimo, kur gal rečiau žmonės galvoja, kad tai yra aukojimas, bet aš galvoju, kad tai irgi savo esmė yra aukojimas arba rėmimas, tai yra, kai mes renkamės ką pirkti. Tarkim, kad ir nueinam į parduotuvę ir perkam obuolius. Ir galim pirkti lenkiškus ir lietuviškus, ar ne? Tai iš principo, jeigu perkam lietuviškus, tai remiam lietuviškus gamintojus. Jeigu perkam lenkiškus, tai remiam kaip ir Lenkijos gamintojus. Arba ten perkam Coca-Colą, tai remiam Coca-Colą. Perkam ten kokį nors, nežinau, hamburgerį,
Tai gal, McDonald's, ne, tai remia McDonald'ą. Ir, lygiai taip pat su investavimu, jeigu aš renkuosi investuoti į, to McDonald's akcijas, tai aš kaip ir juos remiu, nes jie už tai jų akcijos kyla, ar ne, nes daugiau žmonių įstikė, ar ne, ir tokiu būdu jie turi daugiau tų pinigų ir galimybių aukti. Tai taip plačiaja prasme žiūrint į tą trečią dalį, aš manau, kad labai daug mūsų kasdienių pasirinkimų jau yra tam tikra prasme aukojimas. Aš prie šitų tikriausiai norėčiau dar taip giliau truputėlį arba ilgiau pabūti, nes yra įdomių kampų, kurios norisi truputėlį labiau apšnekėti. Su pirmu viskas aišku. Pervedžiau, daviau, tai yra mano uždirbti pinigai, kuriais aš pasidalinu, galvodamas, kad tai padės kažkam. Dabar, jeigu mes imam antrą, ir man patiko tas tavo kampas iš tikrųjų, ir tikrai tai nėra taip akivaizdu, kad savanorystė dar tokia, tarsi toks irgi, einu savanoriauju, tai yra aukoju savo laiką vardan kažkokio tai tikslo ir padarau gerą darbą. Bet tie atvejai, kuriuos tu palietei, kur realiai mes kasdienybėje tiesiog prisiimam atsakomybės kažkokias, kurios mums niekaip nepriklauso ir už kurias mums niekaip nemoka, labai dažnai tikrai tai netraktuojama kaip kažkokia tais auka, galbūt tam tikra savanorystės forma tos organizacijos rėmuose, kurioje tai yra daroma. Ir jeigu mes tokią savanorystę viešaisiais tikslais, tarsi suprantam kaip auką, tai labai gera pastaba galbūt ir tą, tokiam labiau privatesniam kontekste traktuoti lygiai taip pat. Nes, kas skiriasi? Taip, žmogus realiai, jisai skiria savo laiką kitų naudai, iš principo. Tai apie tai yra aukojimas, jeigu mes taip apibrėžiam kaip pradžioj, kad aš duodu kažką, kas man priklauso kitam ir mainais nieko nesitikiu atgal. Tai taip, tos situacijos sutinku ir čia labai ačiū, kad atkreiptas dėmesys, kad yra. Ir dabar savo, taip prakratau gyvenimą, tikrai jų tokių yra daug. Čia bendruomeniai tą darau, kitoj bendruomeniai, ten vaikų darželiai, ten taip ėjom, darėm, lankstėm, puošėm dalykus. Taip, tai yra iš principo laiko auka. Nesvarbu, kad tai yra tas laikas su vaikais, dėl vaikų, dėl jų ten tų bendro gėrio, bet ten ne tik mano vaikas, ne? Ten yra darželio bendruomenė, darželio patalpos ir panašiai. Ir tai nėra tas atvejis, kad aš pasamdau, kad kažkas ten papuoštų, padarytų, pagražintų. Tai yra, kad tėvai susirenka ir skiria savo laiką ir dėmesį, atitraukia save nuo rutinos ir kažką nuveikia vardan tos bendruomenės, kurioje jie yra. Čia man mintis, kuri kilo, kad čia gal svarbu yra tai, kad realiai turbūt tikrai ne 100% tėveliai susirenka. Tai visada kiekvienas tėtis ar mama turi galimybę neiti iš viso, nei samdyti, nei daryti, tarsi iš viso nieko nedaryti. Ta galimybė visada yra, ar ne? Ir yra žmonių, kurie ją naudojasi. Tai, kad kažkas nusprendžia ateiti ir kažką padaryti, man atrodo, yra tikrai labai svarbu. Tai kartais, kai žmonės sako, aš neaukoju, tai aš perklausiu, ką tai reiškia, nes dar čia klausimas yra, kas yra svarbiau, ar ne, ar pinigus paaukot, nes perves 10 eurų, tai nei laiko daug užtrunka, nei daug kainuoja, ar ne, o tarkim eiti, išimti iš savo rutinos tas 2 valandas, ar kiek ten bebūtų, ar ne, ir kažką daryti, dažniausiai kainuoja daugiau, kainuoja ta prasme energijos, ne, ir viso kito. Taip, nes šitas kelias, jisai reikalauja gerokai daugiau susiasmeninimo su situacija. Nes, kaip tu ir sakai, pervesti, tai pervedu, realiai čekas yra, padariau tą darbą greitai, ir gyvenu toliau. O kai einu savo rankomis laiku kažką daryti, tai natūraliai aš esu įtraukiamas į procesą ir gerokai iš arčiau
pamatau, kas ir kaip yra ir ką duoda tas mano veiksmas ir kuo jisai pavirsta. Nes dažnai mes aukodami pinigus, realiai mes nematom, kas su tais pinigais įvyko, kaip tie pinigai buvo panaudoti ir ar tas mano 10 eurų iš tikrųjų padarė kažkokį tai poveikį. Kai yra aukojamas laikas, tai tas poveikis būna iš karto, čia ir dabar ir prieš akis. Tai čia turbūt ta tokia iš vienos pusės sunkesnioji dalis, nes barjeras yra aukštesnis veiksmui energijos ir pastangų, bet atpildas jis irgi yra kitoks, nes jis yra didesnis ir gerokai labiau juntamas. Aš labai norėčiau grįžti prie tos tavo istorijos apie dukrą, nes iš tiesų galvoju, kad su aukojimu, ypač kai šnekam apie pinigų aukojimą ir tai, ką ir tu paminėjai, ar ne, kad kai mes pervedam, mes nežinom. Labai dažnai nežinom, kur tie pinigai nueina, kaip jie konkrečiai panaudojami, kiek realiai iš tų pinigų pervestų buvo panaudota būtent tam tikslui, kiek kažkam kitam ar nenuėjo. Kur tu pats matytum pagrindinės tas aukojimo rizikas, gal iš savo praktikos ar tiesiog žvelgiant aplinkui žmonės ir kaip būtų galima jas suvaldyti? Tai rizikos yra, man taip atrodo, kelios bent jau. Tai pirma, kad tiesiog pinigai naudojami ne tam, kam deklaruojama, kad jie naudojami ir ar tikrai čia mes eisim ir tikrinsim ten, tarkim, viešųjų įstaigų ataskaitas ir žiūrėsim ten į jų, kaip ten ta pinigų struktūra išsidėlioja. Ir galim. Galim, iš tikrųjų galim, bet tada reikia paaukojus pasižymėti, kad gale metų ten tą ataskaitą išsitraukti, kad pasižiūrėti, kas ir kaip ir kur. Tai jeigu mes tokių paaukojimų darom ten reguliariai ir jų darom ten į vieną, į kitą, į trečią pusę, tai čia ta prasme darbą, kurio tikrai nieks nedaro, nes, paaukos 10 eurų, tu tikrai nesiimsi analizuoti viešosios įstaigos finansinio ataskaitų, dar jas reikia suprasti, žinai. Žiūrėt, kad kiek ten nuėjo administravimui, kiek ten nuėjo tiesiogiai tos naudos kūrimui, nes vėlgi, kai tie pinigai jie keliauja per rankas, tai natūralu, kad ten yra ir mokestinių dalykų, nes koks skirtumas, kas perka viešoji įstaiga, ar ten tu sumoki tą patį PVM, žinai, biudžetą. Tai gerai, kad jeigu vienas laiptelis yra pirkime, bet jeigu jie yra 5, tai tiesiog tu negali žinoti, kiek tos tikrosios vertės nuo tavo aukotų pinigų pasiekia. Ir čia yra viena tų rizikų. Tu tiesiog nežinai. Aš nežinau ir nelabai gal net ir yra žinojimas, nebent tu, man labai patinka šitoje vietoje tie atvejai, kai žmogui kažko reikia, tarkim, prašo žmogus pinigų gatvėje ir deklaruoja, kad nori valgyti. Ir tu tiesiog ne pinigus duodi, bet nueini ir nupirkim valgyti. Dar viskas aišku tada. Tai yra tas bullseye, žinai, tiesiai į 10-tuką, nes žmogus turėjo poreikį ir ta auka tą poreikį patenkina. Tai aš tikrai tokių atvejų turiu savo gyvenime ir čia viena iš tokių atsiskleidžiančių rizikų yra, kad tada sako, man nereikia, žinai, man reikia pinigų. Tada supranti, kad žmogus gal nemaistų vis dėlto, jam tų pinigų reikia. Ir tada lieka kitas pasirinkimas, ar vis dėlto aukoti tokiu atveju ar neaukoti, nes ir čia būna visaip. Aš kartais tikrai pasirenku neaukoti, nes, tas bendras vaizdas leidžia daryti tam tikras prielaidas, kad tie pinigai ne visai bus tinkamai panaudojami ir tai tik prisidės prie problemos gilinimo, ne kažkaip tam žmogui padės. Tai čia tokia rizika yra visada, kad tu nežinai, kaip tavo pinigai bus panaudoti. Aš tavęs beklausydama galvoju, kad aš visą laiką, kai aukodama, galvoju ir apie tai, ar aukojam žuvį ar meškerę. Kai perki žmogui maisto, tarkim, jisai alkanas, ir perki maisto, tai tu jam kaip ir dovanoji žuvį, jis suvalgys tą maistą, ir vėl jis sakys, vėl aš noriu valgyti ten po pusės dienos, ar ne? Ir mano galva visada yra geriau dovanoti meškerę, tai čia gal būtent dėl to ir nuėjau į tuos mokymus kaip ir tu, turbūt, ar ne? Į tą, kad reikia žmonės
ne pinigų jiems duot, pavyzdžiui, ne, pinigų trūksta, ne pinigų jiems reikia duot, bet reikia išmokyti, kaip patiems tos pinigus sugeneruoti, kaip kurti vertę ir ne, kaip taupyti, kaip ten patai investuoti. Čia taip tą bendrai prasme, atmetam tos atvejus, kai tikrai, būna žmonėms sunku, ten, nežinau, sudega namas, vėl lėktuvas įskrydo, ne į kažkokį namą, visokių ten situacijų. Okay. Ir aš čia atsimenu, kaip mes su vaikais irgi prieš porą metų pirkom vaikų svajonėse vaikams tam tikrus dalykus, tai ten didžioji dalis vaikų vėlgi ten prašo batų, striukės ten ar kažko, ar ne, kas yra tokie baziniai dalykai, bet aš vis dėlto pasirinkau tą, kuris norėjo monopolį ir pirkau monopolį, nes aš galvoju, kad kai tu nuperki žmogui monopolį, jisai bežaisdamas tą monopolį išmoksta mąstyti, kad aha, čia perku turtą, tada iš to turto galiu gauti nuomą, ne, ir taip toliau. Ir man atrodo, tai yra daug didesnė vertė negu tie batai. Aišku, jeigu visai batų neturi, tikrai problema, ne, bet darant prielaidą, kad batus turi, tas monopolis duoda tokių galimybių aukti. Okay, tai šita visa tavo istorija man du dalykus tokius priminė. Tai vienas, tai vakar man atsiuntė, tokį, Facebooko mėmę pažįstami, susijusią būtent su mokymais. Ir ten nupiešta pardavėja, kuri pardavinėja knygas ir duoda ten vyrui knygą ir sako, štai va, matematikos vadovėliai po 16 eurų ten 90 centų, iš jūsų 51 eurų. Todėl kad? Tiesiog, labai, nes bendra suma ten yra apie 34 eurus, bet paprašė 51, nes žmogus tiesiog nemoka skaičiuoti, žinai, ir perka matematikos vadovėlius. Tai čia yra ta situacija su mokymais lygiai tas pats, nes dažnai nemokėdami naudotis dalykais mes prasileidžiam ir mus pagauna net ir su tais pačiais mokymais, atsiprašant. Tai labai taip įdomiai palėtėm tai, kam žmonės aukoja, bet aš norėčiau dar ir tą kitą pusę paliesti, tai yra verslai, ar ne? Verslas irgi, jeigu jisai veikia, uždirba pinigus, irgi gali aukoti. Kaip tu manai, ar verslai turėtų aukoti? Kaip aukoti? Ar verslo aukojimas yra kitoks negu žmonių aukojimas? Šitoj vietoj, kadangi tu prakalbai apie verslą, tai aš dar prieš einant į verslo sprendimus aukoti, dar norėčiau grįžti prie tavo trečio prieš tai paminėto punkto, kad, tarsi mes savo pirkimu, remiam kažką ir tarsi tai yra tam tikra aukos forma, nes šitas tavo pavyzdys man tokių turbulencijų šiek tiek sukėlė viduj. Tai iš vienos pusės, tarkim, tose situacijose, kur eidamas, į turgų, pavyzdžiui, ne, aš perku tiesiai iš to, augintojo, pavyzdžiui, ir kur tikrai žmonės pakankamai sunkiai verčiasi, ne? Ir tokiais atvejais aš asmeniškai niekada nesidaru, nes aš žinau, kad tas nupirktas daiktas, tarkim, labai geras pavyzdys, prie aušros vartų ten kartais būna Vilniuje, ten kokia močiutė, kokius savo rankdarbius pardavinėja. Tarsi, tai nėra nei jos verslas, jinai ten kažkada numezga kažką, kartą ten, nežinau, per savaitę, per mėnesį ateina ir bando parduoti. Tai tokiose situacijose karts nuo karto aš nuperku vien dėl to, kad man to daikto nereikia realiai. Bet tai yra tokia ori auka. Aš tai laikau ori auka, nes aš duodu žmogui už jo tarsi darbą, nors man tas daiktas ir nereikalingas, bet aš suprantu, kad jam tie pinigai yra svarbus. Ir tai labai padeda jam toje kasdienybėje. Tai tokį kelią, tą tokią rėmimo formą per pirkimą, aš tikrai laikau aukojimu. Jeigu mes kalbam apie, kaip tu sakai, McDonald's akcijas, pavyzdžiui, tai aš jau čia, sakykim taip, auka gal ir nebūčiau linkęs vadinti, man taip netrodo, nes čia jau prasideda vis tiek asmeninės naudos ieškojimai. Tai yra, aš darau ne dėl to, kad aš ten remiu, bet dėl to, kad, tokia yra jau verslo logika, ne, nes aš investuoju. Aš tenkinu savo poreikį, perku valgyti, tai aš taip galiu pirkti vienoje vietoje, kitoje vietoje, bet kokiu atveju aš jau tenkinu poreikį
nes va, tuo pavyzdžiu, kai aš perku daiktą, kuris man nereikalingas, tai aš netenkinu poreikio, aš tiesiog atlieku, duodu naudą žmogui savo kaštais ir tą daiktą tiesiog, nežinau, kažkur padėsiu, padovanosiu, ar blogiausiu atveju gal atsidurs šiukšlių dėžiai, bet net ir to atveju tai yra gerai, nes tam žmogui tai yra pagalba. O jeigu vat, aš perku McDonald'ą, arba investuoju į McDonald's akcijas, tai man kažkaip nesiklijuoja aukos etiketė, nors tu ką. Aš šiaip galvoju, taip, tu teisus iš tos pusės, kad jeigu mes kažką perkam tik dėl to, kad, grinai iš to poreikio perspektyvos, tai gaunasi, kad gal negalvojam apie tai, ar ne, bet faktas, kad tas šaltinis efektas yra, tai, kad mes gerai tenkinam savo poreikį, bet jie vis tiek gauna iš to naudą, ar ne, tai kaip ir gaunasi, kad tu juos paremi, tam tikrą prasme, gal aukojimas nėra visai tinkamas žodis, nes gauni atgal, ar ne, jeigu mes apibrėžiam aukojimą apie tai, kad duodam nesitikėdami atgal, tai čia kaip ir gauni atgal, ar ne? Bet iš kitos pusės, tu renkiesi ir į Burger Kingą, eiti ir į McDonald's, ar ten kokį KFC, ar dar kažkur, ar namie pavalgyti, ar ne? Ir taip, tai yra skirtingi poreikiai ir tu skirtingai renkiesi pagal tai, gal kas tau labiau patinka, bet man atrodo, čia esmė yra tavo žmogaus, kuris perka, ką jisai mąsto, kokios yra mintis. Ar aš tiesiog perku, nes dabar noriu šito, ar aš perku, nes man, pavyzdžiui, patinka jų ten kokia nors socialinė atsakomybė ir būtent aš juos noriu paremti, dėl to pas juos perku, ar ne? Tai čia galbūt truputį panašiau jau tą tavo moterį prie aušros vartų, kuri pardavinėja rankdarbius, bet tiesiog truputį didesnėje apimtyje. Tai yra tokia, sakau, slidi vieta, nes tikrai mano įsitikinimu subjektyviu tikrai nedaug žmonių taip dėlioja savo sprendimus, kaip tu susakei. Gal vienu kitu konkrečiu atveju, bet dažnai mes neturim tokio dėmesio resurso, kad kiekvienam savo pirkime galvotume apie tai, kas su tais pinigais nutiks. Ne, tai yra poreikis ir jeigu žmogus perka McDonald'e, o ne Burger King'e, jeigu jau prie to fast food'o mes čia priėjom, tai tiesiog todėl, kad McDonald's ten tenkina tą poreikį, kurį žmogus turi geriau. Dėl to ten yra paliekami pinigai. Nes vis dėlto, kai mes tenkinam poreikį, tai pinigus atiduodam tam, kuris geriausiai tą daro. Tai ir nebūtinai tas mūsų poreikis, kaip žinia, yra išreikštas. Tai McDonald'e ne tik dėl maisto žmonės valgo, greičiausiai yra daugiau dalykų, dėl ko jie ten eina. Ir visa ta visuma ir būna tas sprendimo priėmimo esminis faktorius. Ir taip, jeigu ten yra dalis socialinės atsakomybės, tai viskas fain. Bet ta socialinė atsakomybė, čia irgi visada yra diskusijų objektas, nes labai sunku tą dalyką įvertinti, ar iš tikrųjų ten tas verslas yra socialiai atsakingas, nes tada reikia analizuoti ir žiūrėti, kiek, kaip dažnai, su kokiu poveikiu ir panašiai, nes užsiklijuoti socialiai atsakingo verslo etiketę nėra taip sunku. Į puslapį įsidėtų, ar nėra sudėtinga? Į puslapį įsidėt, bet kad į puslapį įsidėtum, turi kažkokį vieną bent gerą darbelį būti padaręs. Taip padarai vieną gerą darbelį ir įsidedi, kad tu čia socialiai atsakingas, bet tas labai sunkiai yra pasveriam ir vertinama ir turbūt labiausiai ta socialinė atsakomybė pasireiškia tada, kai verslas patiria sunkius laikus ir tada įdomu pasižiūrėti, kaip ten viskas yra. Ar visgi socialinė atsakomybė yra tada, kai viskas yra faina ir turiu perteklių, ar visgi jinai yra ir tada, kai neturiu aš to pertekliaus ir ten galbūt net nuostolingai, fragmentiškai dirbu, bet aš laikausi to savo principo ten kažką kažkur kažkaip daryti. Tai čia tokie vietos, kur mes, kaip paprasti žmonės, ypač didesniuose versluose, niekada nepatikrinsim ir nežinosim. Galim tik tais tą kreditą duoti ir tikėti tuo, kas mums yra sakoma.
Šiaip bendrai yra dvi stovyklos, kurios sako, kada reikia pradėti aukoti. Vieni sako, kad reikia pradėti aukoti nuo 1 euro, iš serijos, kai pradedu dirbti, uždirbu, kad ir minimumą, tai tą 1 eurą vis tiek galiu paaukoti kažkam, ar ne? Kiti sako, kad tol, kol pačiam neužtenka savo pagrindinių bazinių poreikių nepasitenkinę, tai nieko tu čia neaukok ir nieko negalvok. Tai čia dabar kalbu apie tą tikrą aukojimą, ne, tą pirmą grupę. Tada, kai prasigyvensi, turėsi pakankamai pinigų, tada galėsi tam pradėti aukoti tiems, kurie trūksta, nes dabar tau trūksta, ar ne? Kuri šitų stovyklų tau labiau imponuoja, ar kuriai tu pats labiau pritari? Čia toks, jo, geras klausimas, visiškai sutinku, kad yra dvi tokios linijos, bet aš esu tos pirmosios vis dėlto šalininkas, kad aukojimas tai yra dalinimasis tuo, kad tu turi, nepriklausomai nuo to, kiek tu turi. Nes pasakymas aukosiu tada, kai turėsiu savo pakankamai, yra labai, kaip čia įvardinti. Niekada nebus pakankamai. Jo, savo niekada nebus pakankamai, nes žmogaus apetitas auga kartu su jo pajamom. Čia tikrai taip yra ir tik vienetai sugeba uždirbę daugiau pasilikti ties to pačiu išlaidų lygiu. Kiti išleidžia daugiau ir sako, man vis dar nepakanka, nes man nelieka nieko, tai nėra ką aukoti. Ir ta mašina, jinai gali plėstis tas burbulas iki bet kokio ten dydžio, iki oro baliono ir vis tiek nebus ką atiduoti, nes balansė nulis. Ką uždirbu, tą išleidžiu. Tai šitoj vietoj būtent dėl šitos priežasties aš esu linkęs labiau laikyti to aukojimu tą pirmą liniją, kai aš tiesiog dalinuosi, nes turiu. Va čia akimirką turiu ką valgyti, ne? Ir duodu tą kasnį ten kažkam tais. Taip, galėčiau ir pats suvalgyti tą kasnį, bet va čia yra auka, kad aš atiduodu dalykus, kurie man priklauso. Šiaip mes irgi savo versle mokesčių konsultaciją esam nusprendę, kad nuo pat pirmo mūsų projekto, kai mes už kiekvieną naują projektą mes realiai bendradarbiavom su organizacija Gelbėkit vaikus ir skiriam būtiniausių priemonių krepšelį tai organizacijai. Kai tik naujas projektas, tai vis po 2 krepšelius skiriam. Ir aš galvoju, kai mes pradėjom šitą, mano labai buvo viduj tas toksai, bet mes dar nieko neuždirbam, o jau kaip ir pasižadėjom, kad už kiekvieną tą naują projektą duosim. Bet ten tai nėra labai didelė suma ir, pavyzdžiui, dabar, kai jau truputį išsisuko tas verslas ir tų projektų daugiau, jau gaunasi ta suma tokia reikšmingesnė. Bet man atrodo visai gerai yra tas įsipareigojimas, toks iš pradžių skaičiuoti labai objektyviai ir skaidriai, kaip tu tą paramą duodi, nes jeigu tu gali, kiek čia dabar šį ketvirtį skiriam, gal tiek, ne, o gal tiek, ir tada įsijungia tie visi vidiniai, gal biški gaila, gal čia mum, gal čia kažkam, gal čia darbuotojam, ne, bet kai turi tą labai aišku pagal projektą, kiek ir ten sutaupimų vienetus, tai paskaičiuoji ir gauni sumą ir pervedi. Tai mano tokia gal išvada pagrindinė, kad kartais reikia tiesiog labai aiškiai nusistatyti. Kiek nori skirti. Ten, nežinau, amerikiečiai sako 5% ar 10% nuo pajamų, kas, lietuviam gal daugokai, bet tai irgi yra kažkokia taisyklė. Tai šitoje vietoje yra dvi medalio pusės, tai viena asmeninė ir kita verslo. Nes tikrai tie aukojimo mechanizmai ir tas, aukos turbūt pojūtis ir svoris sutiksi, kad skiriasi šitoje vietoje. Kai aš esu fizinis asmuo ir kai aš esu tas, kuriam priklauso verslas ir tie sprendimai aukoti, jie vis tiek kitaip jaučiasi. Nežinau kaip tau, bet aš tikrai kitaip jaučiu tuos dalykus. Ir kad ir kaip ten bebūtų, bent jau man, tai ta auka asmeniniam kontekste, jinai gerokai labiau yra jaučiama ir tokia, atrodo svarbesnė kažkodėl. Gal dėl to, kad, kai mes aukojam verslo pinigus, o ne, nesvarbu, kad verslas yra mūsų, vis tiek tai yra verslo pinigai. Ir dar iki mokesčio. Jo, ir dar iki mokesčių. Dar mokesčius. Tai čia tas labai svarbus momentas po mokesčių, tai yra versle prieš mokesčius ir dar su lengvatom, žinai. Tai, yra tų naudų tą dalyką daryti. Ten ir tas svoris kitaip jaučiasi, o kai asmeniam kontekste aukojam, tai aukojam jau iš tų, jau visi atsikando nuo to, žinai, euro, kuris iki mūsų daėjo.
ir jau tada jau mes tą tokį pusiau apgraužtą obuolį dar iš jo kandam kąsnį ir tada atiduodam. Ir tada tikrai labiau gaila, sutikim, negu vat, versle. Dar iš to pirmą riekelę atiduot aukai, o po to ten, žinai, visiems kitiem, o čia jau prieš paskutinę dar aukai atiduot ir jau tada žiūrim, kad čia galiu valgyti kažką ar negaliu. Tai tikrai tas juntamai skiriasi. Bent jau man, nežinau, čia asmeniškai aš tik galiu taip šitą dalyką pasakyti, bet darau prielaidą, kad taip turėtų būti pakankamai ir pas kitus, nes vis tiek tie pinigai asmeniniai yra gerokai arčiau negu verslo pinigai, nesvarbu, kad verslas yra mano, ne. Tai versle aš irgi pritariu tam, kad labai yra gerai apsibriežti, nes kiek tu aukoji ir kokios yra tavo ribos ir galimybės ir pozicija šito klausimu. Tai savo versle aš irgi esu tam tikrus kelis principus priėmęs, kuriais vadovaujuosi, skirdamas tą paramą, nes mes jos tikrai skiriam. Turim, kadangi aš savo versle mes auginam valgomuosius daigus, tam pirminiam versle, ne tam mokymų versle, bet tam. Tai natūraliai mūsų produktas yra toks, kuris labai turi panaudojimą, mes Kauno zoologijos sodą remiam, periodiškai, žinai. Tai, nes ten valgytojų kalnai yra šito gėrio, ypač žiemą, nes tikrai jie tų tokių natūralių šviežių dalykų ten negali gauti žiemą labai kažkaip reikšmingai. Tai jau tuos mažesnius gyvūnus mes karts nuo karto jau palepinam ten. Valgo vėžliai, paukščiai, ten visokie tokie graužikai, tos mūsų žolės pakankamai sėkmingai. Ir tada mano ta tokia irgi verslo paramos logika irgi yra tokia pakankamai paprasta. Irgi aš prisirišu prie tokių, gal ne visada nuo manęs priklausančių dalykų, kad nebūtų, kaip tu sakai, kad čia gaila, tai aš nieko nedarysiu. Tai iš principo, taip pasakysiu taip, remiam praktiškai visus, kurie paprašo. Ateina ir paprašo. Tu taip nesakyk, nežinok, po šito podcasto yra žvaigždutė. Su prašymais. Jo, yra žvaigždutė. Tai mes tą darom produktais. Visada. Savo pagamintą produkciją, tai yra savo pačių rankomis sukurtais dalykais. Tai ir tiesiog, jeigu jums tinka parama, mes mielai pasidalinsim to gėriu, kurį kūrėm patys. Tai versle aš taip paramą dėlioju šitoj vietoj. Bet tai irgi yra tiesiog tokie principai, kad jeigu paprašė ir jeigu tinka, tai ir duodam. Ir nesuku galvos, ten mes pelningai tą mėnesį dirbam, nepelningai, duodam ir viskas. Ir tai jau ten kaip bus, kaip nebus, tai tikrai buvo periodo, kur tie rezultatai gal ir nelabai džiugina, bet tai neįtakoja tos linijos, per kurią skiriama parama. Tu, Vincai, pasakyk trumpai savo verslo pavadinimą ir ką jūs konkrečiai darot, nes galbūt žmonėm iš tiesų įdomu, kokio tipo produktus gaminat. Tai brandas, kurį mes su komanda kaip čia, dėliojame, pasakysiu taip, yra žali. Tai yra skonio atradimai ir pagrindinis mūsų produktas tai yra valgomieji daigai. Tai jų galima rasti parduotuvės, jų galima dažnai sutikti ant viešo maitinimo sektoriaus jums atnešamų patiekalų. Tai jeigu ten yra kažkas papuošta, žolytė, ten tokie specifiniai, jie vis tiek yra tie mūsų daigeliai. Tai greičiausiai tai yra labai tikėtina, kad tai yra mūsų produktas, nes vis dėlto nemažą mūsų produkto dalį suvartoja Horeca. Horeca tai yra to viešo maitinimo sektorius, kavinės, ten barai, restoranai, viešbučiai ir panašiai. Ir dar turim tokią sausą liniją, kur įvairūs yra cukatai, iš vaisių, uogų, su šokoladu daromi, irgi tokie unikalūs receptai per ilgą laiką išlaižyti, kur alternatyvų
pasaulyje net kai kuriais atvejais nerasi. Tai turim, pavyzdžiui, vyšnę šokolade, kas, nu, nėra tai, kas įsivaizduojama, pavyzdžiui, kai, žinai, būna tie saldainiai tokie su vyšnė ir ten biški alkoholio nevidai. Nu, tokie Tiesą sakant, pigus pirmas saldainiai, atėjęs. žinai. Atėjęs į galvą ir buvo šitas. Jo, tai čia nieko panašaus. Turim tokių egzotikų, kaip, pavyzdžiui, rabarbarų cukatos šokolade, svarainių cukatos šokolade su mačia. Nu, tai yra unikalūs receptai, kurie tikrai labai greitai suranda tos gerbėjus, nes tiesiog kai kurių produktų tu niekur kitur negali gauti, tik žali. Tai O tai neskamba kaip labai geros kalėdinės dovanos, ar galima nusipirkti kaip galima, bet kalėdoms? mes bet kokiu atveju tai nesiorientuojam, nes mūsų verslas yra daigus gaminti, šita sausa linija yra tokia antrinė, bet turim jo rinkinių, tiesiog tokias išdirbę dėžutės, kur yra 4 skoniai ir mūsų elektroninė parduotuvė, ten galima pasižiūrėti, išsirinkti, užsisakyti ir tada mes ten viską padarom. Aš beklausydama apie tai, kokius pojūčius mums sukelia aukojimas, prisiminiau tokią vieną istoriją, buvo padarytas JAV tyrimas, kurio metu išėjo tyrėjai į gatvę ir pasirinko 2 tipų žmonės. Visiems davė po $5 ir vieniems sakė, tu nusipirk už tos $5 kavos savo, o kitiems sakė, tu nupirk už tos $5 kavos kažkam ir duok tiesiog padovanok gatvėje nepažįstamą žmogui. Okay. Ir mintis tokia, kad po to, jie ten padarė tą, ką jų prašė, klausė jų, kaip jūs dabar jaučiatės, laimę matavo jų, ar ne? Ir spėk, kurie buvo laimingesni. Aišku, kad tie, kurie pirko kavą ir dalino ją kitiems, vienareikšmiškai. Tai va. Ir aš tą paskaičius galvoju, vienareikšmiškai, ar ne? Tai man atrodo, mes dažnai aukojam gal iš tos netgi biški savanaudiškų paskatų, nes mums faina, mes taip paduodam, ne? Bet mums faina, kad mes duodam, ypač jeigu dar gaunam kažkokį grįžtamą į ryšį, padėkoja kas nors. Ką tu galvoji? Aš beklausydamas tavęs dar vieną tokį aštrų kampą iš tikrųjų pagalvojau, kuris tikrai dažnai, kas liečia aukojimą, yra pakankamai netgi aršios diskusijos pagrindu. Tai kai aš aukoju, ar aš turiu apie tai kalbėti ar neturiu? Ir ką apie tai galvoji? Ir čia yra 2 medalio pusės, nes aš aukoju, nes tikslas yra vis dėlto kažką gero padaryti kitam, ne? Tai kodėl apie tai kalbėti, nes tarsi kalbėjimas apie tai yra savo poreikio tenkinimas, ne? Kad aš čia kažkoks, aš čia geras, aš čia fainas ir taip toliau. Tai viena medalio pusė, bet yra kita medalio pusė, kad aš kalbėdamas apie tai, kad aš tai darau, potencialiai įkvėpsiu kažką kitą padaryti tą patį. Ir tas toks, nes čia yra visko šitoj vietoj, nes tikrai yra atvejų ir nemažai, kai žmonės tikrai kalba apie aukojimą tik dėl to, kad gerai atrodyti. Sutiksi. Vienareikšmiškai ir aš galvodam, dabar, kai klausau tavęs, aš galvoju, kad realiai niekada į dušą žmogui neįlysi, nes neaišku, dėl ko jisai kalba, bet turbūt kiekvienam palinkėčiau atkreipti dėmesį. Tai ir aš aukoju dėl to, kad galėčiau ten, ypač dabar socialiniai medijai pasipaustinti, visi žino dabar, koks aš fainas, aš čia paukojau, ar aš aukoju dėl to, kad noriu aukoti, bet, šalia pasipaustinu, nieks to netrukdo, ar ne, tą padaryti. Nors kartais iš pačių žinučių jaučiasi žmonių tikslai, bet ne visada. Ir šitoj vietoj man, tarkim, tas net ir kalbėjimas su tikslu, tikrai parodyti, kad geri darbai yra daromi ir kad galbūt kitam pakišti mintį padaryti kažką panašaus, bet tas net ir tokio nuoširdaus gerumo demonstravimas, kai kuriais atvejais man atrodo toks, kaip čia pasakyti, gal neempatiškas. Tarkim, pavyzdys, aš nupirkau tikrai, pavaišinau pietums kažkokį tai ten žmogų, ne, ir tas žmogus valgo. Ir aš tada ten selfinuosi, fotkinuosi, žinai. Ir ta prasme, net jeigu, žinai, net jeigu mano ketinimas tas vidinis yra
toks nuoširdus tikrai, nes, vat, žiūrėkit, kaip paprasta yra padaryti gerą darbą ir va tiesiog, tokių gestų, gestų, nežinau kaip čia pavadinti, tokių veiksmų, jeigu žmonės darytų daugiau, tai tikrai būtų, fainiau gyventi, ne? Bet jeigu aš pagalvoju apie to, kuris tą auką gauna kontekstą, tai man vat tokia situacija atrodo, tokia neempatiška, ne? Va tą žmogų traukti. Tipo, fotografuoti save čia ir... Aš kažkodėl taip nemanau, kad tam žmogui tai yra jauku. Visgi, čia mano tokia nuomonė ir galbūt kartais tikrai mes aukodami turėtume vis dėlto pagalvoti apie, prieš kalbėdami apie tą veiksmą savo, pagalvoti ir apie to auką gaunančio žmogaus kontekstą. Ir tikrai kartais yra prasminga nuasmeninti dalykus ir kalbėti apie patį aukos faktą, bet netraukti tą social mediją, tikrai į tą dienos šviesą, nes tai tampa, mano manimu, tokiu irgi maistu labai tiem negatyviem žmonėm, kad, iš serijos, pažiūrėk, koks nuvargėlis, čia, kaip jam čia reikia, ta prasme, žinai, apie ką aš kalbu. Ir čia niekada nežinai, kas žiūri ir kaip vertina ir su kokia, taip energija, žinai, tą visą dalyką priima. Tai aš būčiau, taip linkęs šitoje vietoje kur kas labiau pamastyti prieš deklaruojant gerus darbus. Tai pirma, aišku, ta vidinė intencija, dėl ko aš deklaruoju ir, čia būti savo atviram, kad ar aš čia darau tai, kad aš čia fainas kažkoks ten, nežinau, ten rinkimai arti. Ar visgi tai yra tokia nuoširdi mano intencija. Ir čia vienas punktas, o kitas, tai kaip tas mano paviešinimas gali vis dėlto priversti jaustis tą kitą pusę, apie kurią aš kalbu. Galvoju, kad priklauso ir nuo aukojimo būdų, nes dabar turbūt vienas populiaresnių aukojimo būdų yra tos Contribui arba Patreon platformos, dabar gal jau kažkokios kitos, nes abidvi truputį turėjo ten tų skandalų, kur aš kaip ir remiu kūrėją, aišku, gaunu iš jo kažkokį turinį, ar ne, bet iš principo remiu tiek, kiek noriu, galiu duoti 5 jam eurus, galiu duoti 10, tai kad jis ten tą video gerą sukūrė, galiu duoti 20. Tai tokio tipo reklama, pasakymas, kad aš remiu šitą kūrėją, tai yra, man atrodo, win-win, ta prasme, kad ir jisai gauna kažkiek reklamos, ir aš pasakau, kad aš jį remiu ir kad man jisai svarbus ir panašiai. Čia aš vėl grįžtu prie to, kad, come on, tu perki paslaugą ir tiesiog tau leidžia kainą pasistatyti pačiai. Ir tu moki tiek, kiek tu matai vertės tame, ką gauni. Vat jeigu tu tam žmogui moki, bet tu nevartoji jo turinio, tada sutinku. Manau, kad yra ir tokių, bet... Yra, tikiu, kad yra. Vat aš remiu, nes man tiesiog patinka, ką jisai daro, bet aš nevartoju jo turinio. Tai tada sutinku. Vat tai yra, tokia auka tiesioginė, nes aš nevartoju jo turinio. Bet jeigu aš, perku paslaugą ir sakau, kad man jinai yra verta 5 eurų per mėnesį, tai come on, čia yra visiškai verslo sandoris ir čia, man tai nėra auka niekaip, net jeigu aš, tą pakalbėjimą apie tai, kad aš vartoju jo produktą, galbūt galima traktuoti kaip, tokia, aš bent jau, tai savo galvoj galėčiau traktuoti kaip, to dėmesio tokia auka, ne, ta prasme, bet ir vėl, čia visada yra tokių vietų, kur galima visaip galvoti, nes jeigu aš remiu kūrėją ir mano parama užtikrina jo finansinio srauto gyvybingumą, tai tikėtina, kad aš tą kūrėją galėsiu vartoti ilgiau. Na ir taip ir ne, aš šiaip galvoju, dabartiniam kontekste kūrėjai kūrė labai daug nemokamo turinio ir aš pati, pavyzdžiui, pastebiu, kad aš moku už kažką, ką šiaip galėčiau gauti nemokamai, nes YouTube, ten yra filmukų, gal ne taip sistemizuotai, ne, bet, iš principo, beveik visą turinį gali gauti nemokamai, bet aš pasirenku sumokėti, gauti gal truputį man patogesniu būdu, bet ir šalia dėl to, kad aš tikiu, kad tai, ką žmogus daro, aš noriu, kaip tu sakai, kad jis
ilgiau darytų ne tik dėl manęs, bet dėl to, kad, pavyzdžiui, jis man padėjo išlipti iš duobės, aš gal jau išlipau, aš jau gal čia, bet aš žinau, kad yra žmonių, kurie ten malas ir aš noriu, kad jis toliau jiem padėtų, ar ne? Tai aš pati taip darau, aš nežinau, kiek tai yra paplytę, nu kiek žmonės taip daro, bet aš pati tikrai taip darau ir kartais moku daugiau negu net vartoju tą turinį, bet kažkada jis man labai patiko ir aš galvoju, nu tai ir labai gerai ir toliau mokėsiu. Ir toliau. Žinai, šitas toks modelis, apie kurį tu kalbi, jis yra pakankamai dažnai aprašomas to tokio asmeninio augimo iš verslo pusės knygose, kai tu duodi 8 procentų nemokamai, bet gyveni iš 20 procentų. Bet tas 8 procentų yra reikalinga tam, kad tu turėtum tą 20. Tai šiuo atveju vėl, tai yra verslo logikos dalis. Nes 8 procentų nemokamai visgi atneša naudą, tai yra tas matomumas ir tas poveikis ir rezultato grįžimas būtent per matomumą ir per rekomendacijas iš nemokamos plotmės į mokamą. Jeigu tu nedarysi nemokamai, tai nebus ir mokamo, iš serijos. Tai yra, tokia vieta, kur, Tas tiesa, aš tai gal norėjau pasakyti, kad aš galiu pasirinkti visada vartoti tik nemokamą turinį. Ir man man jau užtenka, bet aš pasirenku, mokėti už mokamą, nors man jo labai nereikia. Tai aišku, kad vien tik mokamų turinio neparduosi, su to sutinku. Tai bet vėl, šitoje vietoje mes grįžtam prie to, kad dėl ko tu moki. Nes jeigu tu moki tik dėl to, kad mokėtum, nors tau pakanka ir nemokėti, tai tada sutinku. Nes tai yra pinigai atiduodami bent tiesioginės naudos savo, ne? Bet jeigu tu moki ir tu gauni kažką už tai, šiuo atveju nebūtinai turinį, bet dažnai tos mokamos paslaugos tai yra perkamas asmeninis dėmesys, gilinimasis į asmeninį kontekstą ten ir panašus reikalai, kur žmonės nori greitų sprendimų ir jie perka greitus sprendimus, kurie pastatyti ant to nemokamo turinio. Su kompais man toptelėjo čia tokia mintis tas pats Linuxas, operacinė sistema, kuri pati savaime yra nemokama. Bet jeigu tu nori, kad kažkas ją prižiūrėtų tau, tai tu moki. Tai tu moki ne dėl to, kad nėra informacijos apie tai, kaip ją prižiūrėti, o apie tai, kad kažkas paskaitė, išmoko ir tau gali efektyviai tą padaryti greitai. Tai už tai tu moki. Tai vienu atveju, sakyčiau, galima priskirti prie aukos, kai tu perki, nes tau nereikia, bet tau nereikia. Ir kitu atveju visiškai ne auka, kai tu perki paslaugą, kuri pastatyta ant to nemokamo turinio. Manau, galim judėti link pabaigos. Paskutinis klausimas, kurį norėčiau tau užduoti, tai yra, ką tu palinkėtum žmonėms šito finansinio raštingumo srity gruodžio mėnesį ir tame tarpe ir aukojimo srity, apie ką šiandien ir kalbėjom. Tai pirmiausia, tai palinkėsim nepamiršti, kad aukojimas yra tai yra gyvenimo būdo pasirinkimas ir tai nėra kalėdų laikotarpio atributas. Suprantu, širdis sušyla per kalėdas, tas toks džiaugsmas, blizgučiai, geras jausmas ir natūraliai tai paskatina žmonės dalintis. Bet aš labai linkiu nepamiršti, kad tai kalėdos nėra priežastis. Kalėdos yra tik palankesnė terpė tam veiksmui atlikti, nes žmonių, kuriems reikia pagalbos, jų yra ne tik per kalėdas. Ir labai norisi, kad ta parama jinai būtų realiai tokia paskleista, ne? Taip, vienodom dozėm plius minus, kiek tai yra įmanoma, o ne tarkim organizacijos ar ten kažkokie paramos objektai užverčiami per kalėdas, o po to visus metus realiai vargsta, vykdydami ten tą savo socialinį darbą, pavyzdžiui. Tai labai linkiu nepamiršti, kad tai yra vis dėlto nuolatinis dėmesys tam dalykui. Aš paantrinsiu, kad tą nuolatinumą galima užtikrinti tiesiog nusistatant konkrečią taisyklę ir jos laikantis, nepaisant to, koks metų mėnuo yra. Tai ačiū labai, Vincai, ir ačiū, iki kitų kartų.
Iki kitų kartų. Gražių švenčių. Tai irgi.